Čia Šiauliuose, žinok, bus. Apie tą servisą kalbė, ar ne? Gerai. Turime tokį... O žiūrėk, yra ir Vilniuje. Darių. Yra ir Vilniuje, yra ir Kaune, yra ir Klaipėda ir Šiauliuose. Nu, žinok, suprasis, vis tiek. Yra, žodžiu, tokia situacija. Darius yra mano auklėtojas Vilniaus automechanikos, va. Tai Vilniuje. Va, Vilnius, tvarkoj. Ir verslo mokykloje, žodžiu, jisai atlieka praktiką dabar tokiam servise, kuris, nu, žodžiu, Justas apsimes to serviso vadovu. Vilniuje 3 yra. Ir paskambins tam auklėtojui ir pasakys kai ką tai apie jo mokinį. Taip, numerį. Aš būsiu Gedrius Milkauskas. Ne, Algirdas Milkauskas. Algirdas Milkauskas. O gal su servisu kokiu? Kad pavadinimas būtų. Nu, su detalėm. Atsuktuvių. Algirdas Tumoklis. Klausau. Aliu, labas vakaras. Labas vakaras. Aš su ponu Petrausku kalbu. Taip. Ponas Petrauskas, čia Algirdas Milkauskas skambina jums. Yra pas jūs, yra šitasgi Liudvikas, jūsų auklėtinis, nes aš iš Dagrio skambino. Aha. Ir jisai čia pas mus dirba šituogi, nu žodžiu, jisai čia praktiką atlikinėja. Taip. Klausykit, ponas, gal galite jį atvažiuoti pasiimti, jisai girtas jau 3 dieną, supranti, da iš pradžių kenčiau, o dabar, kai jisai jau čia nulūžo, nedrįsta namo išeit, tai jau žinokit, čia buvo paskutinis lašas. Nu, supratau, bet aš žinokit, išvažiavęs aš Utenoj dabar, esu dar už Utenos. O tai kada jūs į Vilnių grįšit? Grįšiu tik tai penktadienį iš ryto. O tai ką jisai daugiau nieko nesako, jisai draugų neturi, supranti, sako, jeigu norit, skambinkit Petrauskui. Blemba, aš pasiimčiau, aišku, jį, bet dabar... Tai ką man su juo girtų daryti? Net neįsivaizduoju. Jisai po keltuvu mat miega, tai ką man jį blaivyklą veš? Nu, taigi vis tiek žmogus. Žmogus, neveškit, nu kaip nors velnės, kaip gaila. Nežinau net ką daryti dabar. Nes man tai kaip, nu visiems gi būna Jėzus, visi gi būna prigeria. Ale ne taip, kad ant keltuvo supranti užmigti. Jo, nu tai tada bet nežinau, ką čia sugalvoju. Aš žinau, kad jam praktikos, tai nežinau, ar aš jam užskaitysiu. Už tokius dalykus. Matau, aš žiūrėkit, aš užvažiuosiu gal kokį penktadienį pas juos. Na, tai ką tenais da važiuoti? Man tai pasiimkit jį ir veškite savo, ir man jau nebereikia. Dabar žinokit, tikrai niekaip negalėsiu atvažiuoti. Nu, tai tada aš jį atiduodu į blaivyklą, tegul jie tenais jau su juo ir dorojasi. Nes jisai čia visiškai trūkė, supranti, gulė, man su juo tik tai klapatas vienas. Nu, tai aš suprantu. Nei darbuotojas jis geras, supranti, nei ką. Nu. Da, kad būtų bent jau geras rankas turėtų. Tai dabar čia, supranti, mašinas laužo, da girtas darbe miega. Taip, labai gaila. A ko jūs mums iš viso tokius, supranti, galadrantus siunčiat? Nu, šiaip jis neblogas žmogus, tikrųjų, žinokit. Ne, nu tai kaip bachūras, tai fainas, ale kad atgrubnagis kairiata. Dar ir išgeriantis priedo. Nu, aš jam tikrai atrašysiu velniau, tai... Nu, jis kažkaip atsilygins. Aš jau jam bandžiau rašyti velnių, bet kad jisai nevelnė nesupranta tų velnių. Nu, supratau, žinokit, aš kaip... Vapalioja kažką tai. Aišku. Dabar gerai, jūsų kur adresas tiksliai, pasakykit adresą. Laisvės prospektas 60. Žiūrėkit, aš perskambinsiu, už kokių 5 minučių jums perskambinsiu. Palaukit, ponas Petrauskai. Taip. A jūs kartais 3 golfo neturit? Turiu. O jūs kartais nešviesių plaukų esat? Šviesių. A klausykit, tada, gali būti, kad jūsų tas Liudvikas tiesiog Zip FM tokioj radio stoty užsakė jums, kad jūs išdurtų? Ar gali tai būti? Gali būt, gali. Tai mažu taip ir yra tada. Sveiki, ponas Dariau, mes gavome laišką iš jūsų auklėtinį ir sakė, nori, kad pajuokautumėm su jumis. Šiek tiek pagąsdintumėm. Taip skaudžiai. Sakė, geriausias auklėtojas pasaulyje, pralinksminkit jį kaip nors. Vat mes ir pralinksminam. Čia
šokas, aš sakau, negali būti geras šmultas. O yra gyvenime buvę tokių vat, iš auklėtinių pusės? Nebuvo, nei karto, pirmas tik. Pakankamai šaltai reagavote į šitągi, į pirmąjį atvejį. Čia respektas ir pagarbutė. Taip. Tai ką, gero jums laiko ten, kur esat ir nesinervuokit, mes tiesiog pajuokavom. Geros Utenos, žodžiu, Liudvikas, nebejoju, kad darbą savo atlieka puikiai, o kol kas gero jums vakaro. Ačiū. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Ot, stresiukai variai. Jo, bet taip... Ne, tai dar taip, žinai... Bet taip šaltai, šiaip šaltais nervais, visiškai. Kaip kareivis. Va. Band of Brothers. Dabar žiūri Band of Brothers? Ja. Ana. Ja, giri.